Labą dieną, aš kaip mane pristatė Rutilė, esu šiaip miškininkystė pagal mano bazinis tas išsilavinimas, o po to vėliau jau mokslinėse studijose įsisavinau medžių rieves ir po to jau iki pat mikroskopinio medienos lygmens, daugiausia Vokietijoje, Hamburgo universitete ir visur kitur, tai čia Lietuvoje kaip ir tokių studijų dėja mes stokojam. Tai iš karto atsiprašau, kai kurie mano slaidai paimti iš interneto bus anglų kalba, jau aš net nelabai turėjau laiko versti, nes kai kurių mes ir terminų turim problematiką su terminais. Tai aš noriu pirmą paklausti, kas iš jūsų esat miškininkai? Kiek nedaug. Reiškia, jūs daugiausia dirbat su mediena kaip su... Reiškia, jūsų mediena daugiausia dirbat kaip su negyva medžiaga, jau kaip iš meistro pozicijos, jau kaip su medžiaga. Ir reiškia, ją daugiausia traktuojat kaip inžinerinį kultūrinį objektą. Bet reikia suprasti, kad mediena tai kartu yra gyvų medžių audinys, tai yra biologinis objektas ir jo kilmė yra biologinė ir daugelis jo savybių būtent yra nulemta tuo pagrindu. Taip suprantu, jūs daugiausiai dirbat, sakau, su negyva mediena, kuri yra tokia viena iš populiariausių nuo seniausių laikų medžiaga ir labai mėgiama buvo ir įvairiems ir kraiteliams, ir indams, ir ypatingai labai statiniams. Ir kodėl jos dabar šiais laikais nelabai mėgsta šitoj pramoniniai visuomeniai. Būtent irgi tai susiję su tuo, kaip mediena auga ir formuojasi. Tai kaip medžiagai medienai daug yra ypatybių, kurios nepatinka dabartiniams pramoniniams inžinieriams ir šiaip jau verslininkams ir visuomeniai. Tai pirma, aišku, tai yra jos biologinė kilmė, tai jinai yra neiškasama, neišpresuojama, neperdirbama gamyklose, bet ją užaugina medžiai. Ir tai lemia tai, kad jinai yra nevienalytė visomis kryptimis, taip vadinamas anizotropinė medžiaga, ir aš vėliau jums parodysiu, kaip tai susidaro ir kas tai lemia. Ir kadangi jinai nevienalytė skirtingomis kryptimis, tai yra ir technologinės savybės, kiekviena kryptimi yra skirtinga. Jinai turi labai sudėtingą hierarchinę vidinę struktūrą, kaip biologinė medžiaga. Tai galima žiūrėti makroanatominių požiūrių, galima lysti giliau į mikroanatomiją ir iki pat ultrastruktūros ląstelių sienelių lygmenyje, iki pat cheminės struktūros ir kiekvienam hierarchiniam lygmenyje tos struktūros lemia, kodėl mediena būtent taip elgiasi, kodėl jinai gali būti elastinga, gali suktis, gali susitraukti, džiūdama, plėstis ir kitas savybės. Na ir jinai pasižymi tokią savybę, kad jinai atgyvena savo gyvenimą ir kaip gamtoje, jeigu medis nugriūva ir supūva ir grįžta atgal į apykaitos ratą, taip ir namas medinis, jeigu jo neprižiūrėsi, jis suirsta ir pavirsta į anglies dvideginį ir vandenį ir ta prasme jau viskas, mes jo nebeturim. Tai paveldosaugininkams tai yra galvos skausmas, aišku, nes labai sunku tą išsaugoti. Tai va tokios pagrindinės yra medienos savybės kaip medžiagos ir tada kaipgi jos susiformuoja. Tai kaipgi medyje užauga. Tai medžiai, kaip ir žolės, tai yra kaip kiti augalai, yra vieninteliai organizmai žemėje, kurie sugeba, gal neskaitant kelių ten bakterijų, kažkokių tai rūšių, kurie sugeba iš paprastų neorganinių junginių, kaip anglies dvideginis ir vanduo, sukurti visą tą sudėtingą organinį pasaulį, kurį po to ir mes valgom, miltus ir bandeles, ir mėsą, ir gyvūnai kiti naudoja. Visus organinius sudėtingus junginius pagamina žalioji augalų laboratorija, lapai. Ir
kadangi pagrindinis yra energijos šaltinis yra saulė, tai konkuruoja visi augalai dėl saulės. Žoliniai augalai, na, jie auga ir viskas, kiek jiems leidžia, tiek ir jie auga. Medžiai tuo tarpu, kovodami dėl saulės, sugebėjo susikurti savo tokias struktūras, kad kuo aukščiau iškeltų lają į viršų, būtent dėl konkurencijos, dėl saulės šviesos. Tai reikia medžiui lajos saulės energijai pasiekti. Medžiui reikia šaknų, nes tik šaknimis paima vandenį ir mineralinės medžiagas. Kamienas, būtent ta dalis, kurioje yra mediena, yra jungtis tarp tų dviejų medžio dalių ir pagrindinės kamieno funkcijos yra susijęti šaknis ir lapus. Iš tikrųjų, medieną augina ne dėl mūsų džiaugsmo, bet grynai dėl savo reikmių. Tai kamienas susideda iš dviejų dalių - iš žievės ir medienos. Mes daugiausia kalbame apie medieną, bet žievėje iš lapų eina maistinės medžiagos iš šaknis, o aukštyn kyla vanduo. Ir mediena pagrinde yra audinys, kuris transportuoja vandenį. Ir kita medienos funkcija, ta laja, ją vėjas siūbuoja ir linguoja, reikia medžiui išlaikyti ją. Labai didelis paviršiaus plotas, reikia išlaikyti. Tai antra medienos savybė tai yra mechaninis atsparumas. Kodėl mediena gali išlaikyti sijas, nes tai medžiaga, kuri gali labai didelius apkrovimus išlaikyti. Dėl savo medėjimo funkcijų, dėl savo cheminės sandaros. Kaipgi tai viskas vyksta? Kaipgi tai vyksta? Tai medis auga, kaip ir žolės, auga viršūnėmis. Visuose augliuose pavasarį sprogsta pumpuras ir augimas vyksta taip vadinamose meristemose. Meristema tai yra gyvasis medžio augalo audinys, kuriame ląstelės gali dalintis ir auginti audinius. Tai visi žoliniai augalai turi viršūninės meristemas, visi gėlės auga gilin, bet medžiuose yra dar įsijungę šoninę meristemą. Medžiai atrado antrinį storėjimą, taip vadinamą, ir kamieno pakraštyje po žieve irgi yra gyvų ląstelių sluoksnis, šoninė meristema, kuri leidžia medžiui storėti, kiekvienais metais pastorėti ir išlaikyti beaugančios lajos svorį. Taigi susiformuoja... Atsiprašau, tai čia brazdas, taip? Taip, brazdas. Lietuviškai tai yra šoninė meristema, tai yra brazdas, tos ląstelių sluoksnis, kuris besidalindamas į vidų atideda medienos ląsteles, o į išorę po žievę, vidinį žievės sluoksnį gyvąjį, kuriuo cirkuliuoja maisto medžiagos. Čia reikia atsistoti ne toje vietoje, kad judėtų. Taigi medžio augimas vyksta ir į šoną, ir į storį, ir aukštyn. Kiekvienais metais užauga vienas ūglys ir viena metinė rievė į storį. Mūsų sezoninių platumų sąlygos mes galime išskirti, kaip viena rievė auga. Pradžioje vasaros reikia medžiui daug vandens, jis paduoda daug vandens, tai tos ląstelės yra didelės, vandeningos, o į rudenį jau jis daugiau skiria pajėgų mechaniniam atsparumui, tas susiformuoja vėlyvoji mediena, pirma ankstyvoji mediena, po to vėlyvoji mediena, tamsesnė, jeigu spygliuočiuose einam kalvot, mes matome tas metinės rieves, būtent tai yra medžio sprendimas, kaip sakant, ir vandenį pateikti, ir mechaninį atsparumą užtikrinti. Na ir čia jeigu, kaip mes čia laiko turim labai... kažkur tai paprastai neina man jis. Tai esat turbūt matę, kai jeigu brazdas nusitrina žievė iki brazdo ir pradeda augti, gali ta mediena apaugti, kaip sakant, jį auginti, praryti šalia esančius daiktus, nes būtent šone medis auga ir gali apaugti. Kas dar vyksta medienoje? Tai
ta metinė rievė užauga ir tai yra pirmų metų rievė, yra pati aktyviausia. Jo daugiausia vyksta apykaita, įvairi apykaita vandens ir jinai jauniausia. Kitais metais jau yra nebėra tokia aktyvi ir metams bėgant vis tiek mediena sensta, apmiršta ir vyksta medienos brendimas. Matome čia šiuo atveju centriniai daly mediena gerokai tamsesnė ir turbūt meistrai dažnai esat matę, kad centrinė medžio dalis yra tamsesnė ir taip vadinamas brandolys susiformuoja. Taip pat kitais metais tas brandolys vėl per vieną rievę ir ten per biškį lėčiau negu augimas vyksta, jis padidės. Reiškia, praėjus 50 metų ta rievė, kuri va šiais metais užaugo pušė, jinai jau bus brandolinė. Šiais metais jinai yra balaninė, o po 50 metų jinai bus jau brandolinė. Kas vyksta brestant, tai atidedamos įvairios ekstrakcinės medžiagos, užsikemša įvairios ultrastruktūros, dar prieisim toliau dar giliau į tą medieną ir įvairūs vyksta pokyčiai ir brandolys skaitosi daug mechaniškai atsparesnis ir anksčiau žmonės netgi nupjaudavo balaninę dalį dėl to, kad jinai yra daug minkštesnė, įvairių kenkėjai ją labiau puola ir dabar dažniausia perkam mes kubatūrą, o nežinau, ar pas mus yra politika, pavyzdžiui, brandolinės medienos, kad galima būtų užsisakyti, turbūt nelabai. Tai tiek vat apie tą medžio augimą ir būtent toje pasekoje susiformuoja trimatė medžio struktūra. Čia vėlgi atsiprašau, angliški terminai, tai mes turime žievę, po žievė yra mediena, balaninis sluoksnis šviesesnis, brandolinis sluoksnis. Ir kadangi funkcija yra iš apačios į viršų, tai kiekvienas medienos pjūvis atrodo skirtingai ir elgiasi skirtingai. Tai išskiriami, aišku, jūs turbūt jau čia nenaujiena jums, tai yra skersinis pjūvis, kuriame matome metinės rieves apvaliai ir taip pat du išilginiai pjūviai, nes medyje dar be tų ląstelių vertikaliai orientuotų yra ląstelės orientuotos horizontaliai, nes reikia nuo žievės pernešti maisto medžiagas į medžio vidų, taip vadinami širdies spinduliai, kuriais juda horizontalia kryptim. Tai jeigu mes širdies spindulius nukertam stačiai, mes turime tangentinį pjūvį. Jeigu mes kertam medį nuo širdies iki žievės, mes perkertam širdies spindulį išilgai, mes jį matom iš šono ir tai vadinamas spindulinis arba radialinis pjūvis. Ir vėlgi ta mediena netgi tais dviejais pjūviais, tangentinėme ir radialinėme, elgiasi skirtingai. Kaip parodysim toliau gal biškį. Tai jeigu eitume mes dar giliau, į dar gilesnę struktūrą, tai turbūt, žinom, kad spygliuočiai ir lapuočiai skiriasi pagal savo struktūrą. Spygliuočiai atsirado prieš 400 milijonų metų maždaug, jų struktūra yra paprastesnė. Jų tiek mechaninę funkciją, tiek vandens padavimo funkciją atlieka vieno tipo ląstelės, taip vadinamos tracheidės, kuriuose šonuose yra daug skylučių. Tie vamzdeliai susijungia šonais ir vanduo cirkuliuoja ne tik aukštyn žemyn, bet ir tarp ląstelių, kuriuose skylutės irgi turi savo įdomią labai mechaniką, kuri aktuali yra po to vėliau, turbūt parodys ir kiti pranešėjai, kas darosi su mediena ją apdirbant. Būtent tai vyksta šitų skylučių lygmenyje netgi kai kurie procesai. Ir horizontalų širdies spindulių ląstelės, kurios irgi šonuose turi skylutes, kuriuose persiduoda skysčiai, vanduo, maisto medžiagos į tracheides. Tuo tarpu lapuočiai turi daug sudėtingesnę struktūrą, jie vėliau evoliucijos eigoje išsivystė. Pas juos jau daugiau yra atskirta vandens funkcija nuo mechaninės funkcijos. Tai mechaninė funkcija užtikrina tokios visai nepralaidžios vandenių ląstelės plaušai, taip vadinami. Kartais ūkininkai, ne ūkininkai, atsiprašau, pramonėje dirbantis pramonininkai vadina medienos plaušas.
ir įsivaizduoja, kad tai tarsi kažkokiu tai pluošto, kaip siūlų rinkinys. Iš tikrųjų, tai ne tik plaušas mechaninė prasme, bet tai yra vamzdeliai. Reikia įsivaizduoti, kad didžioji dalis šito plaušo yra vandenį transportuojančios ląstelės ir būtent jose yra vanduo. Tai lapuočiuose pagrinde vandenį transportuoja tokios iš trumpų ląstelių susijungusių vamzdeliai sudaryti, vadinami vandens indai. Ir kartu yra tokių tarpinių ląstelių, kur kartu ir užtikrina mechaninį stiprumą ir šiek tiek vandens dar transportuoja. Jeigu eitumėm dar giliau į infrastruktūrą, tai tos ląstelės, vėlgi, kiekvienas tas vamzdelis, medienos tas plaušo tuščiaviduris vamzdelis turi dar savo struktūrą. Yra įvairios poros, įvairių tipų poros tarp vamzdelių, kur gali perduoti lėčiau, bet judėti vanduo. Na ir kartu ta sienelė irgi turi savo tokią keliasluoksnę struktūrą, kur cheminė sudėtis kiekvieno sluoksnio biškį skirtinga. Dominuoja taip vadinamas S2 ląstelės sienelės storis ir tarp ląstelės yra susijungusios tarp ląstelinę pertvarėlę, kuri irgi tokia mažiau stabili, gali atplėšti ląsteles vieną nuo kitos. Ir spygliuočiams, pavyzdžiui, būdinga labai įdomi tokia funkcija, vožtuvo funkcija, tos vadinamos apvaduotosios poros. Tarp ląstelių jos turi membraną viduje ant tokių, kaip sakant, skaidulėlių. Ir medienai, pavyzdžiui, brestant ar išdžiūstant, taip vadinama kavitacija, jeigu medis kažkaip tai išdžiūsta, tai užsidaro ta pora ir pasidaro nebepralaidi vandenį. Jeigu eitumėm dar giliau, tai medienos masė jau pagrindę sudaro 3 polimerai, tai yra celiuliozė, hemiceliuliozės ir ligninas, kurios skirtingais lygmenim irgi persmelkia skirtingus ląstelės sluoksnius. Tai maždaug, sakykime, celiuliozė tai yra viso augalinio pasaulio produktas. Ir tai, jeigu mes turim vatą, tai galime įsivaizduoti, kas tai yra celiuliozė. Ji daugiausiai yra plaušų pavydalo. Hemiceliuliozės, trumpesnės grandinės. Celiuliozė iš esmės iš gliukozės padaryta, bet labai stabili, nes labai ilgos grandinės, jie sudaro kristalinės netgi struktūras. Tokia irgi viena iš stabiliausių chemiškai medžiagų. Tuo tarpu hemiceliuliozės, jau kadangi trumpesnės grandinės, jos lengviau ardomos įvairių procesų. Ir celiuliozinės fibrilės sudaro iš esmės medienos ląstelių karkasą. Ir visa tai yra trečioji dalis medienoje, kas yra medėjimo komponentas, tai yra ligninas. Čia šiuo atveju yra parodyta lignino krūvos kaip atlieka nuo celiuliozės, kaip šalutinis produktas celiuliozės apdirbimo gamykloje. Tai tas ligninas tai yra tokia amorfinė medžiaga, ruda, jinai turi labai daug polifenolių, dėl to labai yra atspari įvairiems ardymams, tokia ganėtinai nuodinga, apsaugo medieną dažnai suteikia mechaninį atsparumą ir kartu apsaugo nuo įvairių biodestruktorių. Tai toje struktūroje yra tie komponentai išsidėstę kaip formuoja tarsi tokią kompozicinę medžiagą. Celiuliozinės fibrilės daro karkasą, armatūrą, tarp jų įsiterpusios, čia matome skaidulos, tos fibrilės, kurios daugiausiai sudaromos iš celiuliozinių grandinių, tarp jų yra išsidėstę hemiceliuliozės molekulės mažesnės ir visa tai yra užlieta lignino mase. Ir kiekviename ląstelės sienelės sluoksnyje vėlgi tas išsidėstymas, tas karkasas yra, dar turi kompozicinį, čia kaip faniera tokia yra iš kelių sluoksnių. Ir tas storiausias kompozicinis sluoksnis, tas S2 sluoksnis, turi dar tokią savybę, kad jų fibrilės išsidėsčiusios beveik vertikaliai, kas po to vėlgi įtakoja medienos savybės. Pavyzdžiui, mediena išilgai traukiasi labai mažai, nes tos fibrilės būtent neleidžia trauktis. Tuo tarpu suktis elastingai tinklelis šitas leidžia labiau. Ir būtent įtakoja medienos tokias lankščias savybės.
Dar vienas komponentas, kas yra labai svarbu medienoje, kuris jau nėra konstruktyvinis medienos komponentas, bet tai yra vanduo. Visą laiką mes turime, kaip sakiau, mediena tai yra vandenį transportuojantis audinys, tai jis visą laiką turi vandens. Gyvame medyje yra vandens, išdžiūvusiame medyje yra vandens, balde yra irgi 12% vandens. Ir kas yra svarbu, kalbant apie vandenį medienoje. Mes turime kalbėti apie laisvą ir surištąją drėgmę, turbūt gal jūs esate girdėję. Tuo pačiu pluošto ąsoties riba ir medienos, kaip elgiasi mediena brinkdama, džiūdama. Ir kartu aktualu mums medienoje džiovinant ar įmirkant, tai yra vandens judėjimas medienoje. Ir kartu paviršių apsaugai mums svarbu žinoti, kaip tas vanduo medienoje juda. Tai laisvoji drėgmė tai yra ta, kuri vamzdeliuose, viduje kapiliaruose. Surištoji drėgmė tai yra būtent ta, kuri ląstelės sienelėje tarp polimerų molekulių yra įsiterpusi ir susirišusi jungtimis. Ir tas momentas, kai visa laisvoji drėgmė iš kapiliarų yra pasišalinusi, išdžiūvusi, o ląstelių sienelėse yra maksimumas, kiek įmanoma tie ląstelės sienelė gali turėti vandens, tai yra vadinama pluošto ąsoties riba ir sveikame medyje tai yra apie 30%. Kodėl tai yra svarbu? Nes mediena džiūdama. Įdomu ta skaidrė? Čia tik detaliau visas tas subtiliau parodyta, kaip tas vanduo kapiliaruose yra ir kartu tose porose yra laisvasis vanduo ir kaip yra toje sienelės matricoje vandens per hidrojungtis prisijungia prie lignino, prie hemiceliuliozio, ypač hemiceliuliozę mėgsta brinkti, prie celiuliozės vanduo prisijungęs, tiesiog čia detaliau pavaizduota. Esmė tokia, kad kai visas skystas, ne tik skystas, bet laisvasis vanduo išgaruoja, kol jis garuoja, medienos matmenys visiškai nesikeičia. Medienai visiškai vienodai, yra tas vanduo ar ne. Tuo tarpu mediena pradeda trauktis, kai pasiekiama pluošto ąsoties riba ir pradeda išeidinėti vanduo iš tos ląstelių sienelės, iš tos matricos tarp polimerų. Ir tada mediena pradeda labai intensyviai trauktis. Būtent kai pereinamas 30% tas drėgmės slenkstis, mediena pradeda trauktis. Ir atitinkamai atvirkštinė tvarka, kai mediena yra įgeriama, vėlgi atvirkštinis veiksmas, kol pasiekia 30% jinai brinksta, o toliau jau jos matmenys praktiškai nelabai keičiasi. Ir priklausomai nuo to, kad yra ta mediena anizotropinė, 3 skirtingom kryptim yra skirtinga, iš vamzdelių tokia sudaryta, tai jos traukimasis yra kiekviena kryptim skirtingas. Kaip sakiau, išilginė kryptimi neleidžia trauktis visos tos fibrilio išsidėstymas ir vamzdelių visa struktūra, tai traukiasi praktiškai 0,1% tik tai, praktiškai labai nežymus. Jeigu mes turim kažkokį tai elementą, kur mums aktualu ilgumas, tai jis nelabai įtakoja, bet daugiausia traukiasi skersinė kryptimi ir daugiausia traukiasi tangentinė. Nes spindulinė kryptimi trukdo širdies spinduliai, vėlgi išsidėsčios ląstelės, truputį trukdo trauktis, tai tik 5%, o tangentinė kryptimi gali būti 8% ir tai įtakoja, kodėl mediena suklyšta, būtent tomis kryptimis, nes dėl to nevienodo traukimosi. Jeigu mediena sveika, tvirta, tai jinai išlaiko tuos įtempimus, bet jeigu yra kažkokia minkštesnė arba tas traukimas daug greitesnis, tas slenkstis 30% praeina daug greičiau, paviršius jau sausas, vidus dar ne, ir tada atsiranda tokie įtempimai, kad suplėšo medieną. Kaipgi ta mediena džiūsta? Ta mediena, kaip tas vanduo kažkaip tai turi dingti iš tos medienos, kai džiovinama, arba įgerti, kai mes ją įmirkome. Tai aktualus yra dalykas, kaipgi vanduo juda mediena. Tai juda medienoje vanduo, drėgmė, čia šiuo atveju reiktų kalbėti apie drėgmę, nes vandenį mes suprantam skystų pavidalu, tai čia eina apie drėgmę, tai juda
kapiliariniu vandeniu, skystas vanduo juda kaip kapiliarais tomis ertmėmis ląstelių. Kartu jis juda vandens garų pavidalu irgi tomis ertmėmis. Po to jis difunduoja per difuzijos būdu tarp ląstelių sienelių, irgi laisvoji drėgmė garų pavidalu skverbėsi. Ir kartu ir surištoji drėgmė irgi juda tarp molekulių, irgi juda, kaip sakant, ta kryptimi ir kur jinai juda aprašo taip vadinamas Ficko dėsnis. Čia toks supaprastintas, nes skystasis vanduo dar įsijungia kapiliarinės jėgos, bet taip aš panaudočiau garams daugiau skirtą. Tai gal čia labai baisiai atrodo, bet iš tikrųjų tai labai paprasta formulė, nes jinai parodo, kaip drėgmės srautas, tai yra kiek kilogramų kažkokiam ploto vienete per sekundės dalį, kaip juda kažkuria kryptim, ir tai apibrėžia du komponentai iš esmės. Tai yra varomojo potencialo gradientas, tai sakykime, drėgmės vienam gale drėgna, kitam sausa, reiškia tas potencialas per metrą yra jo skirtumas ir tai yra varomoji jėga. Gali tai būti osmosinis slėgis, pavyzdžiui, jeigu ten vienam gale įmerksim sūriam vandenį, kitam gelam, tai tas osmosinis skirtumas, tai yra varomojo potencialo gradientas. Ir kitas komponentas tai yra medžiagos pralaidumo koeficientas, kuris irgi priklauso nuo medžiagos ir priklauso ta kuria kryptimi. Ir kadangi ta mediena, mes jau žinom, kad jos tokia struktūra vamzdelinė, tai ir juda mediena mažiausio pasipriešinimo kryptimi lengviausia. Tai yra išilginė kryptimi drėgmė juda greičiausiai medienos šitam. Tiek laisvoji drėgmė, tiek surištoji drėgmė, nes vėlgi tas pluoštas išsidėstęs fibrilės irgi išilginė kryptimi, tai daug lengviau ta minkštąja dalim amorfinė judėti vandens molekuliams išilginė kryptimi. Tiesa, atsiprašau. Ir kadangi dar mes turime širdies spindulius išsidėsčiusios horizontaliai, tai vėlgi radialinė kryptim vanduo juda šiek tiek greičiau negu tangentinė. Reiškia, yra ląstelės pagal ilgumą, kaip ir vamzdelius, reiškia, vamzdelė judės greičiau negu ten veršis per sienelę. Tai toks klausimas auditorijai, tai mes turim vėl grįžtam prie medienos trimačio vaizdo ir kaip jums atrodo, per kurį paviršių mediena greičiausiai įgers, jeigu mes mirkysime. Ar tai bus skerspjūvis, ar tai bus tangentinis? Skerspjūvis. Taip, teisingai. Tai vienu žodžiu, skerspjūviai greičiausiai išgaruoja ir užtat medieną džiovindami netgi yra patarimai užtepti galus, nes ten yra didžiausias atidavimas. Yra dar skirtumai, kaip vanduo juda priklausomai nuo medienos subrandimo. Greičiausiai juda balanoje, nes tai yra ląstelės, kurios pritaikytos vandeniui cirkuliuoti. Tuo tarpu branduolyje drėgmės pralaidumas labai mažėja, nes, kaip sakiau, tarp tracheidžių užsidaro poros, o lapuočiuose yra tokios vadinamos tylės, išauga tokia iš ląstelių sienelių kamšalai tokie iš tylozės ir užkemša pagrindinius tos vandens indus ir tai sutrukdo, jau praktiškai padaro branduolį, jau išima jį iš vandens apykaitos, jis daugiausiai nedalyvauja. Tuo tarpu kartais žmonės turi tokį klausimą, kad reikia įmirkyti medieną. Pavyzdžiui, pas kolegą sekančią pranešimą bus, kad reikia tą medieną įmirkyti ir matosi, kaip balana gerai įmirksta, o branduolys jau viskas yra netoks pralaidus. Tai spręsdavo tokius klausimus, irgi galvodavo, ką daryti, tai mediena šutindama, pavyzdžiui, branduolio prarandamas, irgi didinamas branduolio pralaidumas, galima šutinti, taip pat ir termiškai apdorojama. Mes čia padiskutavom, kaip veikia krosnyje džiovinimas, ko gero tai irgi veikia kažkiek tai, nes suardo tas membranas, kurios yra tarp ląstelių ir tada tas branduolys irgi atsiveria vandeniu ir galima jo
Bet tuo tarpu, jeigu mes norim naudoti neapdorotą tą medieną, pavyzdžiui, ten malksnom kokiam, tai jau iš karto ta mediena bus pralaidesnė ir jau nebebus tokia patvari, kaip mes įsivaizduojam, kad branduolinė mediena turi būti patvari. Dar vienas dalykas, nuo ko priklauso vandens judėjimas, tai va čia paviršių atveju yra labai svarbu, čia aš įvedu tik tai teorinę dalį, aš manau, kad meistrai jums po to pasakos daug daugiau, labai priklauso nuo mechaninio apdirbimo. Tai jeigu mes kalbame apie mechaninį medienos apdirbimą, tai galime išskirti kelis medienos tokius apdirbimo tipus, tai yra medienos drožimas, kai yra mediena iš esmės keliama iš ilgai pluošto ir kuo tas kampas ašmenų į medieną didesnis, tuo daugiau vyrauja jau gniuždymas ir kirpimas skersai pluošto. Ir esmė yra dabar, kad eigoje ašmenų kampas labai keitėsi. Jeigu istorijoje vyravo rankiniai instrumentai, kai ašmenų kampas buvo 15-25 laipsniai šitų kirstukų įvairių, kaltukų, oblių tai didesnis. Tai dabar mes einame mechaninius apdirbimus, kur dėl jėgų didesnių, kaip yra, reiškia, tie rankiniai instrumentai turi duoti didelę skiedrą. Taupydami medieną, aišku, ir jėgos, reikia daugiau jėgos, mechaniniai instrumentai, jie turi daug statesnį kampą, kur jau daugiausia vyrauja nebe skėlimas, bet kirpimas, tarp pluošto, suardo pluoštas skersinė kryptimi. Ir kadangi mes jau žinome, kad judėjimas vandens yra lengviausias išilginė kryptim, tai čia yra makronuotrauka pjūklo padaryto medienos, mes matome, kiekvienas šitas plaušelis, jis yra skersai perkirptas. Reiškia, vanduo iš jo išgaruoja daug geriau arba lietaus vanduo sugeriamas daug lengviau, negu tai būtų, jeigu lygus paviršius. Čia labai esminis, aš paskui dar apie tai kalbėsiu. Taip, čia toks įvadas. Labai esminis toks dalykas yra, tai man sąmoningai šiek tiek pastabdau, dar pakalbėsiu, tai šitą labai gerai užakcentuoti. Ir dar, aišku, tas plėšimas, reiškia deformacija medienos paviršinė, aišku, suplėšo tas poras ir tarp jų irgi vanduo gali ilgiau, jis nebegali išgaruoti, būtent tas pluoštas išsuardytas padaro medieną mažiau atsparę aplinkos poveikiui. Tai dabar apie aplinkos poveikį dar labai bandysiu trumpai, irgi čia toks įvadas, nes aš manau, kad bus čia toliau tęsiama įvairiais aspektais. Tai kalbant apie medieną kaip chemiškai, tai yra labai atspari medžiaga, nes celiuliozė yra atspari medžiaga, ligninas yra atspari medžiaga. Ja pagrindę ardo biologiniai destruktoriai, kurie sugeba fermentai savo suskaidyti šitas sudėtingus polimerus. Žinome, kad karvė turi atrajoti, nes bakterijos turi tą žolę jos antrame skrandyje suvirškinti, nes pats skrandis neįsisavina. Ir arba labai agresyvūs fiziniai aplinkos veiksniai gali ardyti. O šiaip, pavyzdžiui, iš Egipto piramidėse 3000 metų mediena yra tarsi mūsų balduose, jinai yra beveik nepakitusi. Tai pagrindiniai aplinkos poveikio medienai komponentai, tai yra biodestruktoriai, kaip sakiau, yra vabalai, vabalų lervos, grybai. Grybai yra irgi skirstomi į aerobinius, kuriems reikia deguonies, ir anaerobinius, kurie po žemę gali ardyti. Na ir klimato poveikis, tai yra fiziniai. Labai trumpai apie puvinius, tai pagal spalvą yra skirstomi baltasis medienos puvinys, kai iš esmės lieka daugiausiai celiuliozė medienoje, jinai tada baltasis toks ir šlapiuoja labai stipriai. Ir rudasis puvinys, tai yra celiuliozė suvalgoma, visi polisacharidai suvalgomi, daugiausiai lieka lignino, tai vadinamas sausas puvinys. Tai kartais manęs klausia apie trobagrybius, tai trobagrybius būtent palieka tas trūnėsius tokius. Ir kadangi nėra celiuliozinių fibrilių šito karkaso, tai lieka tik tai tas, toks kaip pūzras jo. Ir jie ardo labai greitai, bet jiems reikia deguonies ir užtat
jeigu deguonies nėra, jeigu mes kažkokiam vakuume ar į azoto terpę įkišim, tai jau tie grybai žus ir negalės daugintis. Tuo tarpu tie, kurie gali gyventi be deguonies arba labai mažai deguonies, tai daugiausiai tie minkštieji, tai yra mikroskopiniai grybai ir bakterijos kartais, jie net ir po žeme, jie daugiausiai suardo tokią ląstelių sieneles, tai praktiškai taip iš pirmo žvilgsnio ta mediena gali būti net ir gana sveika, bet vis tiek jinai supleišęs, nes vyksta mikrodestrukcija. Tokia, tai irgi kartais susiduriama ir su tais minkštaisiais pajūniais, ypač po žeminėse kažkokiose konstrukcijose. Na ir fizinių poveikių irgi, kai mediena yra kažkur tai ore ir tarsi nelabai daug drėgmės turi, vis tiek ją veikia aplinkos faktoriai fiziniai. Turbūt pagrindiniai yra saulės spinduliuotė, ultravioletiniai ir taip pat infraraudonoji, šiluminė spinduliuotė, šiek tiek ir matomi spinduliai turi energijos, po to aišku deguonis, ozonas labai agresyvus elementas, jeigu yra ozono tarša. Taip pat drėgmės svyravimai labai stipriai veikia, nes plečiasi, kaip sakant, yra tokia mechaninio poveikio, dulkės, ypač su vėju, kruša, sniegas, visą tai veikia ir kartu mikroorganizmai gali veikti. Ir kas vyksta medienai? Pagrindiniai dalykai, dėl ko mediena, kaip mediena pakinta, tai yra fotocheminė degradacija, daugiausiai ligninas suirsta ir mediena praranda spalvą, jinai tamsėja labai stipriai. Antras dalykas, kai sunyksta, vyksta tam tikra išplovimas šitų suirusių medžiagų, ypač ligninių molekulių, atsiranda išplovimas ir mechaninė erozija. Reiškia, ankstyvoji mediena eroduoja greičiau, vėlyvoji mažiau ir tada atsiranda medienos nelygumas. Toliau atsiranda matmenų pokyčiai, plyšimai. Ir dar vienas veiksnys, kaip sakant, kuris jau, aišku, dar yra vienas veiksnys, tai laikas. Kuo ilgiau mediena veikiama aplinkos, tai yra laikas tiksi, tuo tie poveikiai didesni. Bet yra dar nuo žmogaus priklausantis faktoriai, tai yra, kaip mes, kokią mes pasirenkam dizainą, architektūrinius sprendimus ir kaip mes prižiūrim. Tai va tas yra tokie veiksniai. Ir pavyzdžiui, čia va yra iliustracija iš eksperimento, kaip saulės poveikis Čekijoje. Čia šiuo atveju 45 laipsnių kampu buvo eksponuojama saulėje, paprasčiausiai saulėje ir kaip po kelių mėnesių skirtingos medžių rūšis kaip reagavo. Tai praktiškai jau po 3 mėnesių pradėjo tamsėti, jau po metų praktiškai jinai jau visiškai įgavo pilką spalvą. Dar vėliau, aišku, dar viskas vyksta, čia toks trumpalaikis eksperimentas. Na ir buvo matuojama taip pat medienos šiurkštumo didėjimas, taip po lazerinio skanavimo būdu, eglė, maumedis ir kaip matosi atsirado skirtumai paviršiuje tarp atsparesnės vėlyvosios medienos ir minkštesnės ankstyvosios medienos, tas paviršiaus nelygumas išdidėjo. Na ir aišku, po daugelio metų turbūt visi esat susidūrę, ypač būtent skerspjūvis, per kurį daugiausiai drėgmė įeina, išeina. Mes matome tokius labai gražius raštus. Na ir kaip laikas veikia. Irgi kuo toliau, tuo tas laimė, kad aplinkos poveikis vyksta labai paviršinis. Tas ultravioletiniai spinduliai labai negiliai prasiveržia, tai praktiškai ten kelių milimetrų dydžio tie dalykai, tik tai galai ir per ilgą laiką, ten po 100 metų giliau įsiskverbia tas poveikis. Tai apibendrinant galima pasakyti, aplinkos poveikiai kokie yra. Tai sausai medienai yra labai lėtas, iki kelių milimetrų gali siekti. Pagrindiniai dalykai yra spalvos pokytis, tamsėja, po to vėliau pilkėja ilgesniam laikui.
paviršių šiurkštėja, ypač skerspjūvių. Tačiau, pavyzdžiui, jau yra nustatyta, kad be jokios dangos mediena pabūjusi tik 2 savaitės, jau jos blogėja dengimo savybės, nes jau atsiranda destrukcija šitų molekulių, kuri, kaip sakant, jau pradeda virsta kaip ir dulkės, ta prasme, tas įgėrimas jau blogėja. Jeigu yra drėgmė įsijungia, tada įsijungia jau yra biodestruktoriai, jau atsiranda grybai, atsiranda spalvą keičiantis grybai, mikroskopiniai grybai. Ir tada mechaninės deformacijos pradeda didėti plyšiai, kurie atveria naujus sluoksnius ir tada tas kelių milimetrų poveikis jau lenda gilyn ir atveria, būtent gilėja tas poveikis. Tai kaip reikia saugoti? Tai pagrindinis, aišku, dalykas yra medienos parinkimas, tai skirtingos rūšys skirtingai reaguoja, branduolys reaguoja skirtingai negu balana. Apdirbimo technologijos yra labai svarbu, architektūriniai sprendimai, ir dangos. Tai aš linkiu jums visus šitos dalykus išklausyti šiandien per seminarą. Aš tikiuosi, kad visi šitie dalykai bus labai akcentuojami ir linkiu gerų įspūdžių.